Pasaka apie nesaldų tortuką. 5. aukšto virtuvėje šiandien gimė tortas vardu Tortukas. Jaunoji šeimininkė padėjo jį greta banano bei grietinėlės, kurie žiūrėjo į tortą išpūtę akis ir tylėjo. Tortukas nežinojo, kaip geriausia pradėti pažintį, todėl atsidusėjo ir pasakė: "Na ir šalta čia." Kažkas apatinėje lentynoje prunkštelėjo, tačiau nieko tortui neatsakė. "Ar jūs seniai čia gyvenate?" Vėl prabilo Tortukas, žiūrėdamas pro lentynos tarpą į bananą juostelėjusią nugarą. "Vaikine, aš vyriausias šio šaldytuvo gyventojas. Pamenu dar ir kaip tave gamino, nes tuo metu gyvenau su savo broliais vienoje kekėje ant virtuvės spintelės. Ta šeimininkė gamino užsisvajojusi ir pamiršo į tave įdėti tokį svarbų dalyką." "Ei, neliūdink jo," sudrausmino bananą grietinėlę. Bananas tvirtai sučiaupė lūpas ir apsimetęs labai susidomėjusiu, pradėjo skaityti sudėtį, parašytą ant grietinėlės kepurytės. "Aha, vadinasi, sudėtyje yra pienas, cukrus." "Ei, dėde, pasakykit, ko man trūksta. Prašau, labai prašau," ėmė maldauti banano Tortukas. O bananas toliau apsimestinai rimtai skaitė grietinėlės sudėtį. Baltymai, vitaminai A, B, E. Prašau, pasakykite, ko man trūksta," neatstojo Tortukas. "Dėde, ar girdite? Pasakykit." "Tau trūksta cukraus," neapsikentęs pasakė bananas. Šaldytuve stojo nejauki tyla. "Oi, aš nelaimingas šviežias Tortukas," pravirko tortas. "Šitoks jaunas, gražus, o visai be saldumo. Kam aš toks reikalingas? Oi, koks aš nelaimingas šviežias Tortukas." Tortas taip įsiverkė, kad net burbulai iš nosies pradėjo eiti. Ir grietinėlį prisėjo paskolinti jam savo nosinaitę. "Galbūt ne viskas prarasta. Mano žiniomis, šios virtuvės spintelėje gyvena cukrus. Jis galėtų tau pagelbėti. Keliauk pas jį." Tortukas bemat pralinksmėjo, sužinojęs, kad dar turi vilties tapti saldžiu. Todėl paskubomis išsišnarpštė nosį, atsisveikino su kaimynais ir šleptelėjo nuo lentynos. Išėjęs iš šaldytuvo, tortas negalėjo patikėti, kad visai šalia egzistuoja tokia gigantiška virtuvės planeta, kurioje stovi stalas, kėdės, įvairios spintelės ir įvairiausios dėžutės bei butelaičiai. Staiga Tortuko nosį pasiekė nepaprastai malonus aromatas, sklindantis iš viršutinių lentynų. "Kad jau toks malonus kvapas, tai galbūt ir cukrų pažinos," pamanė Tortukas ir nutarė nukeliauti iki viršutinių lentynų. Šlept, 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 kaip nerangus meškinukas pradėjo eiti tortas. Strikt, užšoko ant kėdės, tada pukšt, pukšt, užropojo ant stalo. O nuo stalo iki spintelių buvo tarpeklis, kurį Tortukui reikėjo peršokti. Prieš šokant, tortas turėjo kaip reikiant įsisiūbuoti. Ir 1, 2, 3. Oi, kaip baisu. Gerai, dar kartą. Ir 1, 2, 3. Op! Peršokęs tarpeklį, Tortukas ėmė kopti spintelėmis į viršų. Supluko ir užduso, kol pagaliau pasiekė viršutinę spintelę, iš kurios stipriausiai sklido toks malonus kvapas. Tortukas pasibeldė į duris. "Taip?" paklausė balsas. "Laba diena, mano vardas Tortukas. Atvykau čia iš šaldytuvo, nes ieškau cukraus. Pamaniau, kad galbūt jūs galėtumėte man padėti.
Čia tiek daug vietos ir daiktų, kad aš vienas niekaip nevaliosiu jo surasti. Spintelės durys plačiai atsivėrė ir tortukas pamatė, kad stovi priešais Dr. Edgar vanilinį cukrų. Man visada malonu susipažinti su gražiais tortukais, šyptelėjo jis. Kaip keista, kad jūs taip kvepiate, stebėjosi tortukas. Niekada nemaniau, kad cukrus gali taip skaniai kvepėti. Cukrus, kaip smagus lietutis, pradėjo birėti ant torto viršaus ir šonų. Viskas dėl to, kad aš ne bet koks cukrus, o vanilinis, paaiškino jis. Pagaliau laimingas ir kvepiantis tortukas bėgte parbėgo namo iš šaldytuvo, išbudino jau sumigusius produktus ir visą švytėdamas pasakė, kad nuo šiol jis yra pats saldžiausias tortukas visoje virtuvės galaktikoje, nes apsibarstė vaniliniu cukrumi. Oi, tortuk, koks tu išsiblaškęs! Vanilinis cukrus juk skirtas puikiam kvapui, o ne saldumui. Dabar tu tiesiog skaniai kvepi, bet vis dar esi nesaldus, paaiškino jam bananas. Vargšas tortas vėl paleido dūdas. Nustok žliumbti, paliepė jam grietinėlė. Mes tau padėsime. Gailėdami mažylio, bananas ir grietinėlė nusprendė patys nukeliauti į virtuvę ir surasti cukrų. Jie nušoko nuo lentynos. Nepalikit ir manęs, šūktelėjo tortukas ir pasileido bėgti paskui produktus. Šaldytuvo durys prasivėrė ir jie pateko į paslaptingą virtuvės pasaulį.